Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. OBD11 – automobilio priežiūra tavo rankose. Labas rytas visi bičiuliai. Ir šiandien mes turime labai liūdną programą. Kodėl liūdna? Šiandien yra labai liūdna programa. Šiandien yra sekmadienis, tai reiškia, kad mes kalbam apie elektrą. Poilsio diena. O dabar pagalvok, ar apie tokią mes Lietuvą svajojom, ar apie tokią svajojo visi Audi vairuotojai, kai Audi A6 legendinis, kultinis lietuvių automobilis tampa elektromobiliu. O nežinau, nieko čia blogo nematau tame, čia, man atrodo, tik laiko klausimas buvo. Ne, o mane tai labai nuliūdino šitas faktas, kad mūsų visos Lietuvos A6 Audukė tapo elektrinė. Ir štai čia šalia mūsų stovi štai ši gražuolė Audi A6, apie kurią šiandien mes pakalbėsime labai plačiai. Gerai, bičiuliai. Ir mes turime labai aiškią struktūrą, labai aiškią mūsų laidos viziją ir šiaip mūsų laida labai aiški. Jau 6 metai, man atrodo, su tavim dirbu, tai šiandien sužinosi, kokią struktūrą mūsų turime. Taigi, struktūra yra išvaizda. Ir dabar jūs visi galite pasidžiaugti šitos Audi išvaizdą, nes jeigu jau neslėpkim, jisai atrodo automobilis, štai šis atrodo gerai. Tikrai atrodo išskirtinai ir aš šiandien, kol atvažiavau į šitą mūsų asmeninę filmavimo lokaciją, tai aš atkreipiau dėmesį, kad žmonės labai pastebi šį automobilį, daugumą atsisuka ir visiems įdomu. Iš blogosios pusės. Ne. Sako, negi tai Audi A6. Beje, galima pakalbėti apie naują Audi žymėjimą. Tai dabar... Ne, jau, žinok, vėl pasikeitė. Vėl pasikeitė? Vėl pasikeitė. Nekalbėsime, kodėl pasikeitė. Pasikeitė. Iš pradžių turėjo vien lyginiai būti, po to persigalvojo. Persigalvojo po to. Rimtai. Labai įdomi čia Audi. Čia daugia funkcija. Audi labai persigalvojo kažkaip. Nes buvo kaip ir skelbta. Paskelbė, kad bus tik lyginiai skaičiai žymimi elektromobilį, o ne lyginiais ne elektromobilį, o po to persigalvojo. Gerai, kad bent kėbulo numerį, matau ant stiklo parašyta, tai bent jau bus galima patikrinti per Car Vertical. Jeigu kada nors pirksite štai tokį naudotojų, bet ir, pavyzdžiui, Audi, jeigu perkat A6. Bet kokį, jeigu automobilį norite pirkti naudotą. Ypatingai A6. Nu, pagal statistiką vokiški automobiliai, manau, yra patenkantis tarp automobilių, kur dažniausiai rida atsukama. Tai va, ir jeigu nenorite papulti, tai ką mes rekomenduojame padaryti, tai štai čia yra kėbulo numeris, įsivedat į Car Vertical ir matot automobilio istoriją. Ir kai perkat Car Vertical ataskaitas, pasinaudokit nuolaidos kodų Gazas dugnas, nes šitaip gausit 20% nuolaidą. O grįžtant prie struktūros. Tai Paulius čia nusivylė, kad Audi A6 pavertė elektromobiliu, bet aš labai laukiau, kada pagaliau Audi išleis SUV. Čia yra geras dalykas, su šito sutinku. Nes SUV rinkoje daug, o įvairių prabangių sedanų nedaug. Tai Audi A6 e-tron elektromobilis turi 2 kėbulo versijas. Tai yra Sportbackas, kokią matot šiandien, ir yra Universalas. Ne, tai būkim biedni, bet teisingai. Sportiškas užpakalis. Dabar atseit, va čia yra sportiškas užpakalis, kas yra, man, pavyzdžiui, su ko asocijuotųsi su A7. Panašu gal kėbulo formom į A7 ir vėl automobilis didelis, prabangus, jo bendras ilgis yra beveik 5 metrai, akivaizdu, kad jis greičiausiai konkuruoja su BMW i5 ir Mercedesu EQE ir dar akivaizdu, kad Audi stipriai padirbėjo su aerodinamika, nes akivaizdu, kad elektromobilis turi būti... Dirba sporto salėje. Taip, ir sporto salėje dirba. Akivaizdu, kad elektromobilis turi būti efektyvus elektros sąnaudomis ir būtent Sportbacko aerodinamikos koeficientas, jeigu gerai pamenu, yra 0,21, kas yra tikrai labai geri skaičiai. Ir man atrodo, netgi Universalas, turintis prastesnį šiek tiek aerodinamikos koeficientą, atitinka Teslos Model S sedano savybės. Įsivaizduojate, Universalas. Izidris paminėjo šitą vieną kertinį žodį, tai yra prabangus. Ir dabar, gerai, mes, kadangi esame vis tiek gerų naujienų tokia televizija, tai mes dabar pasakysime, kas yra gero apie šitą automobilį. Tai pirmas dalykas išvaizda, sutinki. Tikrai automobilis atrodo neblogai. Man šitas automobilis labai gerai įsipaišo tarp EQE ir i5. i5 su BMW daro taip, kad jie tiesiog paėmė penktuką, apdėjo visokiais skydais ir padarė iš jo elektromobilį. Tai akivaizdu, kad jis išvaizda yra artimiausias modeliams su vidaus degimo varikliais. EQE jau atrodo
ženkliai kitaip, jau akivaizdu, kad su aerodinamika buvo labai stipriai dirbta, labai susidraugauta ir automobilis labai specifinės išvaizdos, o šis man toks yra tarpe. Lyg ir panašus į paprastą automobilį, bet matai, kad elektromobilis. Iš esmės yra dviejų dydžių baterijos. A6 e-tronuose tai pigiausia šio automobilio versija turi 83 kWh baterijas, o visos kitos jau aukštyn brangesnės turi netgi 100, iš kurių naudotinai yra 95. Ir šiandien turime galingiausią versiją su galiniais varančiaisiais ratais. Šis automobilis turi elektros motorą sumontuotą gale, kuris turi 270 kW ir šita versija vadinasi Performance. O sekanti jau būtų Quattro versija, kuri turi jau 2 elektros motorus ir 315 kW bendrą abiejų elektros motorų galę. Ir dar po to netgi turime S6 versiją, kuri yra dar galingesnė, bet baterija vis tiek 100 kWh. Gerai, geros naujienos yra tai, kad automobilis atrodo gerai ir turi didelę bateriją ir yra galingas. Ką dar padarė Audi, tai pridėjo įvairių naujovių. Žaislų. Va, matot, sumirksėjo, nes raktelis yra pas mane. Mirksi lemputės, jūs galite net susiprogramuoti. Izidorius sakė, kaip jūs norite, kad jums gražiai mirksėtų visaip. Ką dar padarė, tai veidrodėliai dingo. Čia va, kaip Izidorius sakė, kad stipriai dirbo prie aerodinamikos. Galim pademonstruoti, jie net užsilenkė. Wow, kokia naujovė. Wow, užsilenkė. Žinai, kad čia tokia smulkmena, bet maloni. Man tai malonu iš karto. Būtų gerai, kad jie užsilenkė. Žiūrėk, užsilenkė ir iš karto maloniau kažkaip. Geriau ant širdies. Pasižiūrim, pagauktų. O čia nėra elektros motoro priekį. Nėra. Tai kur jie išnaudojo va, dabar tą plotą? O dabar, ar išnaudojo iš vis? O dabar čia sensacija. Vat įdomu, ar iš vis išnaudojo? Išnaudojo, bet nedaug. Kas čia, tai išserdam? Kokia skista plasmasė. Ir va tada mes pereinam prie dalykų, kurie automobiliui, būtent šis modelis kainuoja virš 100 000 eurų. A6 e-tronai prasideda nuo 62 000 eurų. Tai mes čia kalbam apie silpniausią versiją su mažiausia baterija. Šita versija, Performance versija su galų varomu, prasideda nuo 72 000 eurų. Mersas brangesnis 2-3 tūkstančiais eurų. Bet kai pradedi tokius prabangesnius modelius komplektuoti, tai kaina labai stipriai išauga. Tai va, šiandien turime modelį, kuris kainuoja, aš dabar nepamenu, ar tai 102 arba 105 tūkstančius eurų. Kas tau reiškia? Nu, apie 30 000 eurų pakomplektavo. Tai yra daug. Tai yra labai brangus automobilis. Įdomus sprendimas ir geras beje sprendimas yra, kad štai šis A6 turi pakrovimo lizdus abiejose pusėse. Jūs iš dešinės jūs turėsite lėtą krovimą, o štai čia turite greitą krovimą. Dangteliai yra automatiniai, automobilis kainuoja 100 000 eurų. Atsidarė iš trečio karto. Kažkas ten. O! Kodėl taip daro? Kažką nedraugauja. Nu, man labai įdomu šitas sprendimas. Gerai, automatinės durelės yra labai viskas gerai, bet aš kažkaip nelabai sklandžiai veikia, kaip jisai tarnaus. Kitas dalykas, tai kodėl jie daro šviečiančius šitus ženklas, šitą šviečiantį. Tai darom. Dar per arti stoviu. Kaip? Kas vyksta? O, atsidarė. Kažkaip labai gal mums reikia dar susidraugauti su šito automobiliu, nes dabar jau ne per arti stoviu. Kaip čia supras? Pabandom dar kartą. 2 kartai paspausti. O tai gal vieną reikėjo? Parašyta 2. Aš nelabai suprantu šitą sprendimą. Gal mes ne tokie inovatyvūs kaip štai šis Audi. Aš turėjau pasižiūrėti, kiek vietos po šitų skystų dangčių, nes dangtis tikrai skystas, o dabar patrauksiu šitą maišą su daug daiktų. Matos, kad automobiliai ant svorio labai stengiasi dirbti Audi inžinieriai. Ir labai gaila, kad čia neturime daug vietos pasidėti, pavyzdžiui, laidam šitiem ir turime laikyti matomai vietą. Aišku, bagažinė tikrai nėra maža, man atrodo, šiek tiek daugiau negu 500 litrų. Žinai, ką tikrai talpintum čia? Tai OBD11. Jau kas telptų, tai tikrai telptų. OBD11 yra labai geras prietaisas kiekvienam vairuotojui. Lietuvoje pagamintas, Lietuvoje nuolat tobulinamas ir beje tinka puikiai bag automobiliams. Labai tinka puikiai. Ir jeigu norite jungti įvairias paslėptas automobilio funkcijas, tai tiesiog telefono aplikacijos pagalba prisijungiat prie automobilio ir įjungiat, išjungiat tai, ką galėtų atlikti autoservise. Kai perkate OBD11 prietaisą ar įvairius planus ir paketus obd11.com tinklapyje, tai pasinaudokit nuolaidos kodu Gazas Dugnas ir šitaip gausit 10% nuolaidą. O dabar eisim prie pačios įdomiausios šito automobilio vietos, tai saliono.
Gerai, dabar taip. Mes turime elektromobilį. Kodėl mes turime užsikūrimo mygtukų? Viskas. Įjungimų. Kodėl mes jį turime? Žinok, aš manau, kad Audi yra toks gamintojas, kuris su elektromobiliais eina tuo keliu, kad bando įtik potencialiem pirkėjim, kurie pripratę prie automobilių su vidaus degimo varikliais. Ir pas jas dėl to toks pereinamas tas automobilis. Toks kaip ir primena įprastinį, bet turi šiek tiek kitokių sprendimų. Kodėl tu čia dabar nori tą mašiną? Dabar Ne, aš negiriu, čia... Kodėl tu geri? Dabar pažiūrėk. Aš negiriu, aš manau, kad jų filosofija yra tokia tiesiog. Aš čia neskau, ar gerai, ar blogai, aš manau, kad jie tiesiog tokiu keliu eina. Žinai, kas yra labai blogai, tai naujas šitas S žymėjimas. Ir pažiūrėjau, tas ženkliukas jau prikliuotas. Ir tas ženkliukas, bet jau esam sakę, kad šitas ženkliukas per centrą tai labai blogai. Bet Audi ką padarė, tai žinai, kad jie Vokietijoje surinko visas panaudotas sofas ir iš jų padarė va šitus salonus ekologiškus. Gali būt. Labai panašu. Ir dabar taip. Žinai, kas automobilis kainuoja 102 ar tai 105 tūkstančius eurų, tai akivaizdu, kad salonas yra pakomplektuotas prabangiau. Man žinai, kas čia per sėdynių medžiaga. Bet kitas dalykas, dabar tu man pasakyk, jau viskas, dideli ekranai, jau Mercedesas padarė ir visus nustebino, viskas, kodėl dabar šitas išlenktas ekranas su kampais. Va šitas kampas geriausias. Pažiūrėk, įsidiris, aš dar kartą grįžtu, tai yra prabangus automobilis, dabar taip, plasmasės. Liūdnas. Dabar paimk rankeną iš vidaus, va čia, paimk rankeną. Bet čia va šitas apačioje plasmasės tai labai liūdnas. Ir va. Ir dėl ko liūdnas, nes primena visus pigius vagonus. Aš šiandien... Eiliniam golfe va tokia pat. Taip, aš esu labai priekabus dėl to, kad šitas automobilis yra brangus ir tavo manimu jisai yra prabangus, brangus ir visoks kitoks. Pažiūrėk, pažiūrėk. Audi savo salonų nusileidžia tiek BMW, tiek Merus. Tai jau čia vienareikšmiškai. Šita dalis, jinai visą laiką bus purvina. Tai jau dabar jinai purvina. Man vidus iš tikrųjų labai nustebino blogąją prasme. Kas man labai patiko, tai man patiko šitas stoglangis. Ai, geras, iš čia net segmentai. Taip, jeigu darai po vieną kartą, tai segmentais. Nematęs buvau, kad segmentais. O jeigu paspaudi daugiau, jis užsidaro iškart visas. Va šitas tai yra puikiai. Geras. Šitas tai labai geras dalykas. Bet va šitie kampuoti ekranai. Ant plasmasės pataupė, bet užtat įdėjo tos žibintus gudrius. Arba taip. Nežinau. Smagu čia žaislai, bet aš... Smagu, šitai tai faini. Pažiūrėk. Viskas, žinai, kas yra su šio automobiliu. Visos medžiagos yra tokios pat kaip pigesnių kitų VAG modelių. Norėčiau konstatuoti, kad durys susidaro gerai. Durys susidaro. Bet tikrai, paklausyk iš durų garso, žiūrėk. Gerai, pakybiškai. Tau čia patogu sėdėti? Aš labai jau ten prabangiai buvau atsisėdęs bet tu pasižiūrėk kojos kaip. Matlankį turi, išmatuotume tavo kelių kampą. Jo, kelių kampas nėra geras. Sėdėti gale nepatogu. Ir kadangi mes turim prabangų, sportbacką, bet tebūnie sedaną, vis tiek stilistika sedanas, sėdėti gale nepatogu. Bet jau tas Alionas... Tu dabar kalbėk apie sėdėjimą gale. Tau patogu čia sėdėti? Labai stačias atlošas, bet... Stačias atlošas ir dugnas, lyginant su sėdynės plokštumą, kurios dedame užpakalį, yra labai blogų santykių. Sakai, ne? Sėdynė yra per žemai, o pakelti jos neišeina, nes jau tada stogas labai arti pasidaro. O senosios E6 būdavo. Labai būdavo patogu sėdėti. Oi, tai kur tau ten atsisėdi, ten wow. Lauk, ateik čia, pavyzdžiui. Čia pažiūrėk. Mes esam prie kabus, nes tai yra brangus automobilis. Kas nutiko Audi? Kas čia dabar tu man pasakyk? Žinai, kaip čia man atrodo, žinai, kaip būtų sėdynės, nusipirtum iš kinų užvalkalus ir užvilktum ant viršaus. Bet taip ir atrodo. Aišku, aš suprantu, daugumą žmonių nekreiptų dėmesį, bet aš tikėjausi iš šio automobilio daugiau. Ne. Ir labai tikiuosi, kad reikalai bus geresni, kai mes pradėsim važiuoti. Nežinau, man visos tas jungtis, visi tie mygtukai tokie plastikiniai, kažkaip daug daugiau tikėjausi iš Audi salonų, kurie man seniau patikdavo. Ir vėl jungiam, išjungiam. Čia tas virtelė, tie veidrodėliai tokie, tiksliau, čia ne veidrodėliai, čia jau viskas veidrodėlių nėra. Čia vaizdo kamera. O kaip čia dabar orientuotis. Pripratus reikia. Pripratus turbūt čia viskas yra gerai. Orinė važiuoklė, plaukiam smagiai, garso izoliacija gera ir kaip iš tikrųjų jaučiasi orinė važiuoklė. Vis tiek tas automobilis važiuoja visai kitaip. Čia turime Drive Selectus ir aš pasirinksiu dabar važiuojam balansą, aš norėčiau ant komfortą dar pavažiuoti. Važiuojam ant komfortą, nuliniam lygiai yra pakaba ir patogiai su šito automobiliu važiuoti galima tikrai. Dabar turėsim šulinių, turėsim gulinčių policininkų ir
važiuojame smagiai. Bet dabar sakytų, kuo jis kitaip važiuoja, negu važiuoja, tarkim, i7. Aš Baterija didesnė ir galingumas didesnė. Ne, aš apie patį važiavimą. Matai, pagal mūsų struktūrą programos yra jausmas. Mums svarbiausia, kaip jautiesi su automobiliu važiuodamas, riedėdamas su juo plaukdamas. Pavyzdžiui, čia jau plaukė. Pavyzdžiui, šitą automobilis jis jau taip plaukė. Negali sakyti. Tiesiog plaukiam. Važiuoti smagu. Ir viskas. O ką daugiau, pavyzdžiui, apie šitą automobilį pasakyti, kuo jis yra išskirtinis? Galbūt jisai mane nustebins labai savo dinamiką. O, iš karto koksai užsideda raudonas, piktas, pažemėja. Pažemėja, viską. Pavizgina uodegą, jis šiek tiek kažką bando. Nu tai gale variklis ir vienas tik tai motoras. Ir kažką jis bando pavizginti. Na bet ar jūs nustebins, jeigu jūs pratę prie elektromobilių, ta trauka visi jie gerai važiuoja, tai kad čia labai kažkas nustebintų. Kaip kas sugėrė tą jautį? Per tą kantą galvojau pokštels pakaba, bet gerai sugėrė. Pakaba tai puikiai. Ne, gera garso izoliacija, iš tikrųjų dabar tiek greitis buvo didesnis. Puikiai važiuoja, bet pakaba tai kol kas man stipriausia šito automobilio pusė. Kartais keistas būna jausmas, kai stovi vietoj, sukioji vairą ir atrodo, kad sėdi prie kokio kompiuterinio žaidimo, nes net nejauti, kad kažkur tai ratai sukiotųsi. Atrodo, kad vairas visiškai atjungtas nuo pakabos, ne? Labai lengvas. Baisiai lengvas. Bet gerai, man tai patinka, patogu. Nu, man, žinok, trūksta pojūčio iš kelio, kai būna padaryti tokie... Iš kelių? Iš kelio pojūčio trūksta. Čia turbūt didieji benzingalviai labiausiai elektromobilių pyksta, nes tikrai atrodo, kad nesi sujungtas su keliu. O kam tu su... Nejauti, kad tu ten labai automobilį vairuoji, bet nu, jūs skirkite automobilį pramogai ir skirkite automobilį, kuris jums turi atidirbti kasdien. Čia buvo patarimas. Patarimas, taip. Aš šiandien važiavau greitkeliu šiuo automobiliu ir aš pagalvojau, kad vis tiek kokiam prabangiam sedanui elektra labai tinka. Labai tinka. Nes nuvažiuojamas atstumas jau yra neblogas, kadangi turim didelę bateriją. Šitas automobilis vasarą tikrai nuvažiuos iki kokių 570 km. Tai jeigu iš Vilniaus į Pajūrį gali be problemų nuvažiuoti, kur iš čia daugiau dar Lietuvoje nuvažiuosit. Ir tikrai radom daug vietų šiame automobilyje, kur yra pataupyta. Nes Audi tikrai teko taupyti, nes įdėti mažesni naujos kartos elektros motorai juose, nu šiuo atveju vienas elektros motoras ir 800 voltų baterijų technologija, priima greitą krovimą, didelė baterija, priima greitą krovimą, 270 kW, tai jeigu rasit pakankamai greitą stotelę, tai tarp 10–80% šį automobilį pakrausit per 20 minučių, per 21 minutę. Viskas labai gerai, bet tai sukelia automobiliui kainą. Ir dėl to tenka pataupyti ant įvairių salono medžiagų. Bet jo efektyvumas yra labai geras. Man labai patinka, kaip jis važiuoja greitkeliu. Ir pakaba, Paulius irgi gerai pasakė, pakaba, mano nuomonė, dirba, tai čia turbūt tobulai. Taip smagu ir komfortiška su juo važiuoja, taip smagiai jisai geria visus kelio nelygumus. Bet kadangi tai yra elektromobilis, jo svorio centras žemas ir pakaba gerai subalansuotas, jis ir sportiškai gerai važiuoja. Viską jis daro labai gerai. Nelabai žinau, ką čia prie jo kabintis apie tai, kaip automobilis važiuoja. Vat šitoj vietoje Audi padirbėjo gerai. Turim M-Pedal drive'ą, jį galima reguliuoti su svirtelėmis ant vairo. Meniu tai patogus. Žinok, viską radau, ką norėjau. Visiškai neturiu ką kabintis prie meniu. Norėjau susirasti žibintų nustatymus, tai iš karto, va, car, lights, išorė, vidus, viskas labai aišku paprasta. Šiaip meniu tikrai veikia gerai. Audi yra va, toks automobilis, kur atsisėdi bet kurios kartos Audi ir iškart žinai, kaip čia kuo naudotis. Ir man labai patinka, kad gamintojai išleidžia va, tokių modelių kaip šis, va, sedanų arba šiuo atveju sportbackų, o ne tik orientuojasi į SUVs, nes jau ne kartą esam sakę, kad bet koks sedanas ar sportbackas, nu iš esmės bet koks žemesnis automobilis už SUVą visada važiuos ženkliai komfortiškiau ir smagiau. Nu baisiai smagu jį vairuoti.
Paimi SUV, jis vis tiek toks standesnis, kietesnis. O šitas labai komfortiškas automobilis ir, sakau, važiavimui visiškai neturi jokių priekaištų jam. Nu va, lauke stovėdami kovojom su kairiai pusiai atsidarančiu krovimo dangteliu, galvojom, kad mes ten gal kažką blogai darom ir atsisėdom salone ir bandom viską daryti per ekrano valdymą. Deja nepavyko, bandom antrą kartą. Iš antro karto pavyko. Nu, yra tokių defektukų dar palikta automobilyje. Viskas būtų gerai, jeigu automobilis kainuotų 30 000, bet deja kainuoja 100. Ir įsiduriu šitą automobilį palyginu su Ioniq 6. Ir tada nusprendžiau, kad labai gražus visgi. Ir tada galvom, atlaikai atėjo, kaip Audi pradėjom lyginti su Hyundai. Gerai, bičiuliai, o iš tikrųjų mūsų balsavimus pristato modelė, gal jūs visai nenorite pirkti automobilio, o norite jį eksploatuoti ir nesum galvos, tai šiam dalykui yra modelė.lt. Įsinuomojate automobilį, viena fiksuota įmoka ir viskas, visi jūsų rūpesčiai baigėsi, belieka tik automobilį eksploatuoti ir vairuoti. Aš visada patariu, kad jeigu svarstot apie automobilio pirkimą su likutinė vertė, tai palyginkit variantą automobilį tiesiog išsinuomoti iš mobilį, nes viskas bus paprasčiau ir galbūt tas variantas pasirodys patrauklesnis. Gerai, o mes grįžtame prie mūsų Audi ir šitą Audi atrodo, jau čia galime mes, kad ir kaip tempti, kaip netempti, atrodo tikrai įspūdingai ir atrodo gražiai, gerai, todėl aš jam duodu... Gerai sutinku, gal ne visai mano skonių, bet tikrai gerai atrodo automobilis, 9 sutinku. Bet va tada mes perinam prie automobilio salono. Salono trūkumai. Man salone jaučiasi, kad tam, kad automobilis galėtų pasiekti patrauklę bazinę kainą, nes bazinė kaina tai visai skamba gerai šio automobilio. Tai tam, kad įdėt gerą bateriją, didelę bateriją, gerai pagamintą automobilį, sutaupė ant salono medžiagų ir dar ant kai kurių sprendimų. Man šitas dalykas jaučiasi, nes nepavyko tiesiog Audi pasiekti norimos kainodaros. Tai teko kažkur ir plasmasės pigesnės įdėti. Mano tokia išvada. Tai aš žinau, už saloną duodu 6. Aš duodu 5. Aš esu šokiravęs kai kurių dalykų. Ne, nu ką, šokiruoju, kitas Audi bandėm irgi šiaip tokios pat durų apdailos. Ne, bet aš už, ta prasme, iš Audi tikėjausi žymiai daugiau. 5, iš tave 6, 5,5. Dabar važiuoja. Kaip elektromobilis jis yra geras. Jis yra efektyvus, jis yra aerodinamiškas. Pakabos darbas, nenoriu sakyti, kad tobulas, bet tikrai netoli tobulumo. Gerą atstumą nuvažiuoja, netoli 600 km gerai, greitai kraunasi, visas varneles man sudeda. Gal pritrūko man jam kažkokio charakterio, nežinau, kažkokio labai didelio išskirtinumo, tai vat vien už tai tą vieną baliuką numušiu ir duosiu 9. Visiškai sutinku su kiekvienu iš tavo lūpų išskridusiu žodžiu. 9. Taip. O dabar kaina. Tai dabar kaip mes dabar žinai vertinam? Ar tu vertini bazinę kainą, ar tu vertini šito automobilio kainą? Bazinė skamba patraukliai. Su tokio dydžio baterija, tokio dydžio automobilis, ne 60, 72 man atrodo. 72 jau pasidarė. Bet su 80, ne, tai čia su didžiausia baterija mes kalbam. Tai šita versija su didžiausia baterija kainuoja nuo 72 ar tai 3000 eurų. Nu šiaip tai už Mersą pigiau. Už Mersą, bet nedaug. Bet nedaug. Aš net jau jų lyginai tik jūsų Ioniqų, dabar jau prie Mercedes aš net nelyginčiau šito automobilio apskritai. Merso salonas daug įspūdingesnis. BMW salonas atrodo kokį. Ne, už kainą aš duodu. BMW salono medžiagos yra brangesnis. Aš duodu už kainą 7. Aš irgi duodu 7. Žinai kaip yra, jis ant savo kainos atrodo ir važiuoja. Klausimas, ar čia tiek atrodo, bet čia dabar mes viską atiduosim jūsų rankas, kaip jums šitas naujas Audi A6, ateikite pas mus į Instagramą, balsuokit kiekvieną savaitę, nes šią savaitę jūs balsavote už naująjį Audi A6 atrodo. Ir dabar štai jūsų balai, jūs įdomu, man labai įdomu, kaip žiūrovai vertins. Tai elektrinį A6, jūsų balai. Čia sumuojam visą bendrą rezultatą ir galutiniu jau viską, visos Lietuvos sprendimu, naujasis Audi A6 yra verta štai tokio balo. O žinai, dėl ko jie dabar? Nes verkia Lietuva. Gedas verkia. Gedas verkia, kad A6 tapo elektrinė. Aš apibendrinama šitą automobilį galiu pasakyti išvadą tokią. Iš pirmo žvilgsnio labai įspūdį paliekantis automobilis, bet man jisai, nežinau, kodėl man jis toks
plastikinis, žaislinis, toksai, kaip atrodo lyg ir gerai. Kaip žinok, tu atvažiavai su šito automobiliu, aš jį taip žiūriu, wow, galvau, kaip. Bet po to jį pradėjau čiapinėti, žiūri, čia kažkas ne taip, čia kažkas taip, čia šis konkretus automobilis sveria apie 2 tonus. Tai tokio dydžio automobilių su tokio dydžio baterija, aš manau, kad buvo reikalų padaryti tokį svorį. Buvo. Tai ir jaučiasi, bet nežinau, jis man palieka tokio plastikinio, tokio... Čia kas yra, man patinka vairuoti, bet... Jis iš techninės pusės viskas su juo yra puiku. Viskas jo yra puiku, bet atsisėdus į saloną man jo kaina labai nesijaučia. Tie dideli ekranai neištraukia. Neištraukia. Ir, pavyzdžiui, jeigu mes pradėjom šitą programą nuo palyginimo su EQE, tai EQE man yra, žinok, galva aukščiau negu šitas automobilis. Ir 5. Labai gaila, kad tokia liūdna data turime baigti, bet žinokit, nebijokit, mes kitą savaitę vėl grįšime ir vėl pateiksime jums taiklių įžvalgų apie dar kokius Audi automobilius, kurių nebeduos mums vėl. Kurių daugiau turbūt nepamatysime. Vėl nebeduos. Viskas, ačiū bičiu. Bet jūs mums duosit, jeigu turite kokių įdomių elektromobilių, būtinai mums pasiūlykite ir mes jas parodysime per šią mūsų nuostabią programą. Po visų kitų metų, kai nematote mūsų per televiziją ir ilgų laukti savaitgalio, nes savaitgalis nežinom, ką jūs veikėte. Jūs žiūrite Abu gazus 10:30 per TV6, bet visų kitų metų mus galite rasti YouTube, Facebook'e, Instagram'e, TikTok'e, visur, kur matot Gazas Dugnas TV. Beje, žinok, aš buvau vieną kartą parduotuvėje, buvo 10:20 ir atpriėjo žmogus ir sako, tai ko nežiūri savo laidos, dabar rodo per teliką. Tai to 10 minučių. Sakau, žinok, dar 10 minučių lėkiu. Gerai, bičiuliai, ačiū ir iki kitos savaitės. Iki. Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleiskite dabar su Car Vertical. OBD11 automobilio priežiūra tavo rankose.